pabandysim tada pakviesti mūsų pašnekovę. Instagram'o biškai kantrybės reikia, kol viskas susijungia, tai čia laiko praeina biškai. Kodėl nepavyksta prisijungti ir kameraklės? Valdą. O, tai įvykiai. Ar girdi mane? Girdžiu. Aš tave, žinok, nematau. Aha, matau, kad nematai. Bet kai jungiu kamerą, tuoj. O, įvyko. Įvyko kontaktas. Taip, planavau per kompiuterį ir žiūriu, kad aš negaunu jokio pranešimo. Per kompiuterį niekada neprisijungsi. Instagramas dėja yra sukurtas tik tai telefonu. Aha, nu va. Tik išmaniesiems, maks išmaniems žmonėms. Tai aš irgi nesu labai išmani, išmoksti. Su praktika. Va, aš su laideliais. Ne, svarbiausia, kad garsas būtų. Tai malonu tave matyti. Džiugu pagaliau susitikti, nors ir online. Nu, kaip čia, laivas, taigi gyvai. Nu, galima sakyti, taip. Taip, tai kaip jauties, kaip nuotaikos, kaip tavo savaitė? Gyvenu atostogom, bet ne visai atostogauju. Tai darbingos tos atostogos, mano gavos tokios darbostogos, nes irgi tokia naujiena galiu viešai paskelbti, kad įsirenginėjau dirbtuves, kurios startuos nuo rugsėjo mėnesio, tai iki šiol dirbau tokiom pusėtinom sąlygom, o dabar nuo rugsėjo planuoju turėti tvarkingas, gražias dirbtuves, kuriamis galėsiu didžiuotis ir kuriuose tikiuosi gims graži kūryba. Tai va, tai labai noriu... Kaip? Primink, kokiam mieste? Kaune. Kaunas. Netoli nuo Vilniaus. Ne. Tikrai ne. Nes iki šiol daug kas atvykdavo pas mus į studiją, šiek tiek nustebdavo, kad nerasdavo dirbtuvių. Tai šiai dienai studija liks kaip studija, ekspozicijų erdvė, kurioje galima atvykti, apžiūrėti, pasimatuoti ir įsigyti, o dirbtuvės tai bus ta vieta, kur jau gims kūryba. Nes, kaip žinia, juvelyrikos dirbtuvės nėra tylus reikalas, dėl to tikrai ne visos patalpos gali įgyvendinti, ne visi nuomininkai gali, taip sakant, išpildyti tas sąlygas. Tai taip susiklostė, kad yra tos dirbtuvės ir labai džiaugiuosi, kad yra tokios galimybės verslams, jauniems verslams gauti paramas, įsigyti įrangas ir susikurti tas savo darbo vietas. Tai labai gerai tada. Labai džiugu. Gal ir aš kažkada pasinaudosiu, kai būsiu tokia didelė? Ne, iš tikrųjų, tai viskas labai nuo noro priklauso. Čia nėra sudėtingi dalykai, viskas priklauso kaip ir visada nuo tiesiog entuzijazmo, noro, iniciatyvos, kaip tu nori tą padaryti ir kartais atrodo baisu iš šalies, bet iš tikrųjų, esant norui, viskas pakankamai greit ir gerai susidėlioja. Na, jo, iš tiesų, kai yra noro, tai tada atsiranda ir visokios tokios galimybės ir tie pasiūlymai. Taip. Taip.
Aha, kažką dar norėjai pasakyti? Ja? Tai ne, viskas gerai, manau, kad čia išeis iš galvos viskas savaime. Tai tada aš tave trumpai pristatysiu. Marija, jeigu gerai prisimenu vardą, ne? Taip. Tai aš taip suprantu, čia yra jūsų šeimos verslas, Brassi arba Žalvario jūra. Taip. Tai viskas prasidėjo nuo tėvelio didelė meilė, kaip sakant, šitai kūrybai. Ir tada aš kaip supratau, kaip pasakai, kad stebėdama tėtį dirbant, išaugo tavo susidomėjimas ir noras irgi prisidėti ir darbuotis. Ir visą tai išaugo į šeimos verslą, kas po to seka, kaip supratau, ir dirbtuvės. Tada gimė jau pati Žalvario jūra ir Facebookas, ir Instagramas. Ką dar? Ir aš taip supratau, kad... Edukacijos. Kaip? Edukacijos. Edukacijos, taip, edukacijos. Ir aš taip suprantu, kad jūs dabar edukacijas vedat ne tik Kaune, bet ir kitose miestuose. Važinėjate. Taip, kadangi mūsų dirbtuvės, šitos būtent edukacijos, kurias darom, yra visiškai mobilios. Mes važinėjom su savo įrankiais pagrindiniais, kurių mums reikia, ir žaliavom. Ir turim tiesiog dvi tokias galimybės per kultūros pasą užsakyti edukaciją moksleiviams. Tai yra tokia galimybė ir pažinti baltų kultūrą, baltų meną, baltų istoriją ir tada susipažinti jau su tų mūsų protėvių metalu, žalvaris, varis ir iš to susikurti papuošalą. Tai tokia teorinė ir praktinė dalis, būtent švietimo įstaigose, dažniausiai mokyklose. Kadangi kultūros pasas nėra kainuojantis tėveliams dalykas, tai iš tikrųjų labai patraukli galimybė. Tik tai šiai dienai kultūros pasas siūlo 1000 edukacijų, tai čia irgi yra toks iššūkis, kaip įsiskirti ir kaip surasti tą rekomendaciją einant iš rekomendacijos, nes tiesiog rasti žinot, internetas yra platus. Ir dažniausiai mes renkamės tą rekomendaciją, kurią išgirstam kaip gerą, iš lūpų į lūpas. Tai čia yra šitas iššūkis. O kita edukacija yra jau tokia skirta suaugusiems. Ir tikrai noriu paneigti tą mitą, kad reikia turėti kažkokių žinių juvelyrinių ar kažkokių kalvystės žinių tam, kad susikurti papuošalą. Tai būtent mes ir esam tie žmonės, kurie padedam, užvedam ant kelio, kuriant papuošalą. Ir labai smagu žiūrėti, kaip žmonės patys tikrai didžiąją to darbo dalį padaro patys. Ir matosi, kad džiaugiasi ir tarsi kažkoks tai laimėjimas, įrodymas savo, kad aš galiu. Ir visi išeina su nuostabiais ir išskirtiniais ir kiekvieną kartą kitokiais papuošalais. Tai tos edukacijos yra tokia kaip mūsų pakankamai dar nauja niša. Bet labai įdomi, nes tai yra tiesioginis kontaktas su žmonėms, galimybė mus parodyti, mūsų dar papildomai meną žmonėms. Tai tikrai labai įdomi sritis ir irgi gimusi visiškai netyčia, iš noro savo kūrybą rodyti dar labiau mažesnėse grupėse. Ir taip netyčia, žingsnis po žingsnio nuo mažų grupių, pradėjom važinėti po visą Lietuvą. Tai esam važiavę ir jogos stovyklą, darė tiesiog terasoje dirbtuvės. Esam ir Mergvą, kuris darė, važiavę į butą pas merginas, tiesiog kaip papildomą renginio dalį organizuoti. Ir darom ir savo studijoje ir važiuojam po visą Lietuvą. Tai toks vienas iš tikslų nuvažiuoti į užsienį ir galbūt pasirašyti projektą ir nuvykti, tarkim, į užsienį ir galbūt pasisemti patirčių tenais, kaip tenais kalviai ir juvelyrai dirba, bet ir tuo pačiu parodyti savo meną ir savo tas edukacijas išvežti ir kitur. Tai čia toks ateities planas, bet šiai dienai tai tikrai džiaugiamės, žmonėms tikrai įdomu, išeina juodom rankom, bet patenkinti, laimingi. Žinai, bent jau matosi, kad žmonės dirbo, kažką darė. Taip. Čia vienas iš mūsų irgi visada būna edukacijos pabaigoje tikslų pasidaryti selfie, parodyti, kad tos nuotraukos, kuriuose yra gaminiai ne mūsų pačių rankomis visiems padaryti, bet kad jie patys tikrai darė, šlifavo, kūrė,
suko su replėm ir prakaitą liejo. Tai iš tikrųjų vieni ateina su lūkesčiu, kad labai nuoširdžiai padirbės, tai būna tokių, kad tikrai sako, buvo ką veikti, o būna tokių, kurie, didžioji šiaip dalis, tokių, kurie atsipalaiduoja, pailsi, nes tikrai juvelyrika reikalauja to susikaupimo, savo idėjas, tos perteikimo darbe, tai žmonės atitrūksta. Tikrai tai yra vieta, kur galima atitrūkti nuo savo kasdienių darbų, rūpesčių ir tos kelios valandos prabėga tiesiog akimirksniu. Čia realiai yra darbas rankytėm, o galvelė pailsi. Taip, čia tiesiog žmonės patys nesuvokia, kad jie atjungia savo smegenis ir po 2 valandų suvokia, kad iš tikrųjų pailsėjau, pamiršau, kas ten už manęs buvo prieš tas kelias valandas. Taip, nes visas dėmesys yra į tą darbą, į tas detalės, vis tiek klausai, domiesi, nes, žmonėm, man tai yra visiškai nauja patirtis, man tai būtų nauja patirtis, aš nieko kažko nei darius, nei ką. Taip. Tai dažniausiai edukacijų metu taip ir būna, kad žmonės ateina tokiom didelėm akim, pamato tuos metalo tokius gabalus gulinčius, tai ką čia su kuo sudurti, kaip čia viskas įvyks. Tai parodom pirmus kelis pavyzdžius, paėma tik nedrąsiai metalą į ranką, su tom replytėm kažką vynioja, kažkaip lyg neišeina, paskui žiūrėk jau pradeda su kažkokią ornamentą, tada jau gimsta idėja, kaip tą ornamentą padaryti į papuošalą. Atsineša savo akmenų, tos akmenys įkomponuoja į sages ar auskarus, ar apyrankės ir finale gaunasi labai gražus darbai, individualūs labai. Bet aš kaip suprantu, čia yra ne vienos edukacijos, ne vieno užsiėmimo darbas. Per 2 valandas, mes dažniausiai vis tiek, jeigu renkam grupę, tai turėtų būti iki 10 žmonių, kad mes spėtume apriepti ir visiems pagelbėti. Tai per tas 2 valandas žmonės susikuria net ne po vieną papuošalą. Ir kas atrodo keista, bet mes tiesiog taip pritaikėm tą techniką, kad tai nebūtų varginantis procesas, nereiktų eiti ten 6 valandas, ten nežinau, kas 2 valandas, kiekvieną dieną, ar ten susitikti 3 kartus. Tai žmonės gan greitai gauti rezultatą. Žmonėms to reikia. Jie nori gauti rezultatą greitai. Taip, tai galbūt kažkada vėl ateityje planuojam tas edukacijas daryti tokias norintiems labiau pagilinti juvelyrikos meną, kada jau atsiranda litavimas, kai jau reikia sulituoti kažkokius 2 metalus tarpusavyje, kai jau atsiranda precizikos daugiau, kai tarkim sulygint su keramika, kai pradžioj pasigamina iš molio kažkokį tai gaminį, paskui jį glazūruoja, paskui vėl jį apdirba, tai čia vėlgi norintiems labiau pagilinti ir, taip sakant, gauti tokį kursą žinių. Nelankant metus, 2 ar 3 juvelyrikos, arba, kaip sako, aš čia įsipirkau online juvelyrikos mokymus, nežinau, kaip tai turėtų vykti. Gal žmonėms pavyksta, jeigu jie turi kažkokių tokių suvokimo žinių, pradmenų, bet dirbant su ugnim, tai neįsivaizduoju, kaip tai vyktų be praktikos. Tai aš pati, kai juvelyrikos mokslus baigiau, tai neįsivaizduoju, kaip galima būtų to mokintis tiesiog, kaip mes dabar laivų, tarkim, labai sudėtinga. Ir manau, kad tai tiesiog padidintų laiko sąnaudas, nes kol tu išaiškini, kol tu parodai. Tai yra ateityje planas, kad mokyti žmonės norinčius gilinti žinias jau truputėlį daugiau, kas jau nori to juvelyrikos, galbūt ateityje patys kažką pasigaminti norėtų, arba turi savo kažkokį tai įsivaizdavimą, arba dabar labai populiaru patiems susikurti žiedus, vestuvinius žiedus, arba ten atsinaujinti žiedus 10 metų vestuvių proga. Tai yra, žodžiu, tų galimybių tikrai. Tik tais laiko neužtenka paroje visko įgyvendinti. Ir pagrinde, kaip ir minėjai prieš tai yra mūsų šeimos verslas, bet daugiausia yra mano mama, yra mano sesė, esu aš ir tėtis, bet daugiausia šituo degam mes su tėčiu ir realizuojam kūrybą ir po edukacijas važinėjam mes kaip ir dviese. Kartais ir mano vyras būna įdarbintas, kada jau, taip sakant, reikia žmogiškų išteklių, bet kas jau liečia tą kūrybinį procesą, kada jau reikia gyventi sudėtingesnius kažkokius gaminius, tai taip, jau mes esam 2 tie tokie pagrindiniai žmonės šitam darbe.
O sakyk, jeigu ne tavo tėtis, ar būtum pasirinkus šią specialybę, ar būtum kažkada susapnavus apie šią kryptį? Labai sunku atsakyti tokį klausimą, nes aš gimiau tiesiog tokioje šeimoje ir turbūt taip turėjo susiklostyti, kad aš būčiau šičia, kur esu. Nes mano tėtis yra menininkas ir jisai nuo mažų dienų žinojo, kad jam tai yra įdomu. Jis, aišku, pradėjo net nuo juvelyrikos, pradžioj dirbo su vitražais, daug metų tapė ir paskui jau juvelyrika jau tapo jo tokia artimiausia sritis ir jisai jau tą daro virš 30 metų. Ir aš su to užaugau ir labai sudėtinga pasakyti, nes pavyzdžiui, tarkim, yra toks analogiškas pavyzdys mano sesė, kuri irgi lygiai taip pat augo tom pačiom sąlygom, matė viską, ką aš, namuose dirbtuvės, visi indai žali, žodžiu, viskas prasidėjo nuo to, tiesiog nuo gamybos namuose. Tai, bet jos tai nepatraukė taip stipriai. Jai turbūt tie metalai, gal tai sudėtinga, gal kažkaip vyriška, nes pažiūrėkime, vis tiek daug juvelyrų yra vyrų, ar ne? Tai yra vis tiek dažniau. Bet mano ta meilė juvelyrikai irgi pradžios prasidėjo nuo noro tiesiog parodyti žmonėms tai, ką tėtis kuria. Kadangi aš visada tokių ir vadybinių, ir organizacinių įgūdžių turėjau ir aš jaučiau, kad yra galimybės rodyti plačiau ir nevažinėti visą gyvenimą po tas muges, nes ir jos kažkada išblės ir iš tikrųjų matom, kad ir muges praradusios jau yra tą žavesį, koks buvo prieš, nežinau, 15 metų, kada ateidavai į mugę ir matydavai tikrus darbus. Ir neeidavai tai į ją kaip tiesiog, kaip dabar, mes ateinam, praeinam, nusiperkam gėrimą, kažkokią tai bandelę, dešros gabaliuką ir, taip sakant, viskas to ir baigėsi. Tai buvo, anksčiau visai buvo kitaip, bet aš visada mačiau, kad žmonės išskirtinai reaguoja į tėčio darbus ir aš mačiau potencialą ir labai daug žmonių atgarsių, kad kodėl jūs nerodot plačiau, kodėl jūs nėra internete, kodėl jūs nėra užsienyje ir taip toliau. Ir aš galvojau, bet tai yra galimybės, galima pabandyti ir viskas tiesiog prasidėjo būtent nuo to vadybinio tokio dalyko, kad norėjosi žmonėm parodyti plačiau ir realizuoti, būtent užsiimti realizavimu. Nes mano tėtis yra visiškas menininkas, kūrėjas ir jam tas vadybinės sritis visiškai ne jo. Tai va ir viskas prasidėjo nuo tiesiog Facebook puslapio, nuo tuo metu net ne Facebooko puslapis, buvo profilio sukūrimas ir bele kokių žmonių kvietimas į draugus ir noras tiesiog plačiau rodyti. Paskui gimė jau žinoma ir profesionaliau puslapis, tada po kurio laiko Instagramas, tada pagalvojau, kodėl ne elektroninė parduotuvė ir taip žingsnis po žingsnio viskas dėliojasi. Ir paskui, kai čia prasidėjo tie visi intensyvūs video kūrimo laikai, kada norėjosi daugiau žmonėms rodyti tą virtuvę juvelyrikos, kad žmonės matytų ne tik pagamintą darbą, bet ir matytų, kaip tai yra daroma. Ir aš pagalvojau, o kodėl neįstoti juvelyriką ir būtent ten besimokant daryti video ir kurti tos video ir rodyti žmonėm, kaip gimsta tie darbai. Ir viskas prasidėjo tiesiog nuo to noro plačiau rodyti, ne tik nuotraukas, bet ir rodyti tą procesą. Ir aš supratau, kad aš jau video daryti nebelabai noriu, bet aš noriu pati kurti. Ir supratau, kad mane šitas sritis jau pradeda dominti labiau negu kad tiesiog kontaktai su žmonėm, pardavimai. Ir tada pradėjau kurti intensyviau pati ir taip ir gavosi, kad ir pati pasibaigiau juvelyriką ir šiuo metu priimu užsakymus ir pati kuriu papuošalus. Ir aišku, tie pardavimų dalis niekur nedingo, bet taip žingsnis po žingsnio ir taip labai organiškai viskas susiklostė man pačiai nesuprantant, kad žiūrėkit, aš jau juvelyrė, aš jau kuriu papuošalus, nors prieš tai viskas buvo realiai tėčio. Aš buvau kaip jo tokia menedžerė, dešinioji ranka. Tai dabar mes, taip sakant, esam kaip žalvarė jūra, mes neskirstom tų darbų čia mano, čia tavo. Žmonės labai šiai dienai dar kažkaip tai pamatę darbą
jie klausia, čia jūsų ar čia jūsų tėčio. Aš tada galvoju, koks skirtumas, kieno tai yra darbas, arba patiko arba ne, bet žmonės vis tiek nori susijęti tai su žmogum ir dažnai vis tiek juvelyrika yra emocija. Jeigu tai nėra pirmos būtinybės prekė, tai nėra duona, kurios aš noriu, ar vanduo, kurio aš noriu atsigerti, nes mane troškina, bet dažniau tai yra emocija. Tai labai yra svarbus tas savęs viešinimas ir žmogus dažnai perka ir sumoka pinigus ne už daiktą, bet už vardą. Tai iš vienos pusės kaip ir liūdintų, ne, bet iš kitos pusės tai parodo, kad viskas yra įmanoma. Ir jeigu mes, tarkim, nueisim į mugę ir pamatysim tarsi iš pirmo žvilgsnio tokios pačios vertės daiktą, žiedą pagamintą ne iš aukso, ne iš sidabro, iš, tarkim, bronzos, ir jisai gali kainuoti 400 eurų. Bet tas žmogus taip gražiai pasakos apie savo darbą, apie jo sukūrimo procesą, apie istoriją gimusią, apie tą būtent papuošalą. Ir žmogus nupirks emociją, nupirks tą istoriją ir pasakos kitiems tą istoriją. Tai ir sumokės tos didžiulius pinigus, nors galbūt savikaina to papuošalo jinai būtų ten, nežinau, 5 kartus mažesnė. Tai yra taip, kaip yra. Bet, nežinau, visi, manau, menininkai, kas kuria, kas dalyvauja tam pardavimo procese, kas bendrauja su klientais, galėtų panašiai sakyti. Taip. Jo, sutinku. O sakyk, kaip gimė pavadinimas Žalvario jūra? Tai čia labai paprastai, mes čia kaip abėcėlę kartojam per dirbtuves, per edukaciją žmonėms, susipažindami su žmonėmis. Tai viskas labai paprastai ir labai gimė organiškai, kadangi mano tėtis yra Jurijus, trumpintai mes jo Jurijum niekada beveik nevadinam, nebent reikia dokumentuose kažkur pasirašyti, bet šiaip jis yra Jūra, tiesiog Jūra. O Žalvario dėl to, kad viskas prasidėjo nuo Žalvario. Taip ir gavosi Žalvario jūra. O papasakok, kaip gimsta jūsų kūriniai nuo idėjų, ta prasme, iš ko jie gimsta? Iš idėjos, iš formos, ar iš emocijos, ar kažkas ateina, žiūrėk, pamačiau internete, man patiko, padaryk. Šiaip pas mus papuošaluose labai daug yra gamtinių motyvų. Ir to, kas yra užfiksuota būtent gamtoje, kas tai būtų, ar tai būtų augalai, ar tai būtų kažkokie jūros fragmentai, ar tai būtų gyvūnai, ar augalai kažkokie, tai daugiausia įkvėpimas yra gamta. Mano tėtis yra gamtos mylėtojas, aš esu gamtos mylėtoja ir tikriausiai, kad net ir dažnam menininkui jo kūryba atsiskleidžia jo pasaulėžiūra ir jo pasaulėžiūra. Taip, tai, kas jam yra svarbu, tai jis atspindi ir kūryboje. Tai tų idėjų tikrai netrūksta. Mano tėtis, tai tarkim, iš vis yra tas žmogus, kuris nesinaudoja jokiom technologijom. Telefonas ten irgi paprasčiausias yra ir aš sakau, gal tu nori pasisemti kažkokių idėjų, dabar tiek yra pilnas internetas visokiausių minčių ir gal tau reikia, sako, oi, sako, jeigu užtektų paroj laiko, tai, sako, čia gimtų dar daugiau darbų. Sako, tų idėjų yra tiek daug, kad neužtenka tiesiog paroj laiko. Tai kūrybos procesas dažniausiai būna taip, tu pradedi kurti vieną idėją, bet finale dažnai nutinka kitaip, nes kuriant tu pamatai, kad kažkokia tai kūryboje vingiai, ten tarkim juostelės, tu planavai, kad jos ten bus, bet jos nesižiūri ir tada ten atsiranda staiga kažkokios tai duobelės, faktūros. Tai aš manau, menininkas jisai dažniausiai džiaugiasi tuo procesu pačiu ir jo rezultatas dažniausiai būna ne visada toks, koks jisai ir tikėjosi. Nebent tai yra specialus užsakymas, tu turi atitikti standartą. Bet jeigu žmogus yra netechniškas, o meniškas, tai jisai džiaugiasi tada, kada jisai gali sukurti ir džiaugtis procesu. Ir kad jo darbas jisai būtent jį džiugintų. Ir va, kaip ir sakau, ta kūryba jinai gali procese keistis. Ir dažniausiai taip ir nutinka. Arba, pavyzdžiui, kažkas nepasisekė, kažkur nudegė, kažkas nutrupėjo, bet tu supranti, kad tas nudegimas iš čia dar geriau, negu kad turėjo būti, negu kad tiesiog tiesi juosta.
Ir tada tu žiūri, kad čia ir yra tas unikalumas tavo procese. Nes kartais gražumas atsiranda iš netikėtumo ir pradžio atrodytų, kad tai buvo brokas, ne kažkoks. Tai vat, tas visas procesas jis labai ir džiuginantis yra. Labai smagu tą girdėti. Pas mus dirbtuvės irgi panašiai, sakykime, žmonės visada bijo kažkokių klaidų irgi padaryti. Tai mes sakom, pasileiskit plaukus, tai yra jūsų kūryba. Darykit taip, kaip man atrodo gražiausia, maišykit tas spalvas, kurių jūs norit. Ta prasme, tas daiktas, tas kūrinys, tai yra, jisai atspindi tavo asmenybę. Taip. Tai dažniausiai ir edukacijų metu mes tą pamatom, kad žmonės tarsi įsigąsta, kad kažkokia tai vieta, prie kurios jis dirbo valandą laiko, tarsi nulūžo, ne? Tai sakom, žiūrėkit, jūs tą nulūžusią vietą galite panaudojant, kadangi tai yra ta pati faktūra, kaip tarkim jūsų apyrankės, jūs galite iš tos nulūžusios dalies pasidaryti auskarus. Ir tada žmogus galvoja, geras, bet kaip faina, aš nebūčiau net sugalvojęs tai padaryti, o gavosi finale dar geriau negu kad tikėjosi, ne? Nes mes turim tokius lakoniškus, standartinius matymus ir kai pasileidė, kaip sakai, plaukus, išplaukia labai daug gražių dalykų ir tada atsiranda organiškumas, tada atsiranda asmenybė mūsų darbe. Tai vat dėl to, nežinau, pavyzdžiui, kaip tavo darbose, bet kaip su tais specialiais užsakymais yra, nes iš tikrųjų, tada tau sunku pasileisti plaukus, nes tu žinai, kad turi tilpti centimetrus, bet tai irgi yra dalis tavo darbo. Yra dalis, kur tu gali tos plaukus pasileisti ir yra, kur jau tiesiog yra mechanika, technika kažkokia, ne? Tai vat, kas liečia tos užsakymus, tai mano tėtis būna dažniausiai labai toks skeptiškas ir ne visada jį įkalbėt gali, nes jam tai asocijuojasi su rėmais, o jis rėmų labai nemėgsta. Menininkas. Tikras. Negali įdėti rėmus, žmogus suvaržytas. Taip, tam aš ir pasirinkau būti menininku, ar ne, kad nebūti tose rėmuose. Taip. Tai čia žinau, čia tiesiog yra labai, pavyzdžiui, tokių juvelyrų, kuriems yra kaifas statyti akmenis visą dieną. Jie yra profesionalūs tame, kad matyti per mikroskopą minimalius tos akmenukus ir juos statyti visą dieną. Ir jiems yra kaifas, nes jiems tai labai gerai sekasi. Tai čia vėl yra pasirinkimas, bet aš skaityčiau, kad čia yra juvelyras technikas, bet ne menininkas. Tai tų žmonių irgi reikia, bet irgi žmonės klausia, kodėl nekuriat iš aukso. Tai vienas iš tų ir yra minusų, kad su auksu tu labai nepažaisti. Tu negali labai daug eksperimentų. Kaip? Minkštas metalas, kiek žinau. Ne dėl to. Iš tikrųjų, su žalvariu ir variu yra dirbti daug sunkiau negu su sidabru arba auksu, dėl to, kad jie labiau pasiduoda, tarkim, plastikai. Bet būtent kas liečia tuos visus eksperimentus, neprižaisiu su auksu, tarkim, darydamas kažkokius masyvius papuošalus, o kaip matot pas mane ten gale. Tai iš aukso Taip, čia tokios kaip priešinės, jos tokio dydžio, jos yra didžiulės. Tai būtų tokia kaina, kad aš nežinau, čia amžius lauktų to savo pirkėjo. Galbūt tai irgi galėtų būti niša, bet jau mes turbūt turėtume jau Abu Dabį orientuotis, ne, į tą visiškai kitą klasę, ne, ekonominę. Tai menas, būtent meno kūryba, reikalauja labai daug ir to nubyrėjimo ir tų tokių nepavykusių bandymų, kol tu finale padarai kažką tais gražaus, tai ko tu didžiuojas ir tai, ką tu galėjau paleisti, ne, klientui. O auksas vis tik, jis ir turi to miniatiūros, tokios, ne, preciziškumo reikalauja. Ir tu negali labai, kaip ir sakau, stipriai pažaisti. Tai vienas, antras, trečias nepavykęs bandymas ir taip sakant, tavo auksas jau ir nebeturi tos prabos, kurią turėjo, ne, nes tada yra prabavimo rūmai, prabavimo rūmuose prabuoja, užveda prabą ten 7,50, 5,95 ir panašiai. Tai jeigu tu ten labai žaisi su deginimais, maišymais metalų, tai praba nukentės, tiesiog vertė tavo kūrinio. Ir kaip ir sakau, tu nelabai gali tada išlaužti to didžiulio meno. Ir su auksu iš tikrųjų dirbančių yra tikrai nemažai, bet vis tiek daugiau mažiau matosi tas lakoniškumas.
vestuviniai žiedai, gijos, įstatytas akmuo, ten kreiviau, tiesiau įstatytas akmuo, kažkokia gėlytė atsiranda. O su tais spalvotais metalais, varis, bronza, žalvaris, titanų dar dirbam, tai galima tiesiog daugiau išplėsti savo tas kūrybos ribas. Fainai, aš mačiau dabar labai populiaru, nes sutuoktiniai naudoja titaninius žiedus darosi. Taip. Tai titanas jisai reikalauja jėgų, nes jisai yra nesilituojantis metalas, kas reiškia, kad negali tu sujungti jo tarpusavyje ir titanas yra labai kietas. Titanas jisai iš savęs yra labai gražus metalas, nes jisai šiaip iš principo yra pilkas, kaip koks aliuminis būtų, ne? Bet kaitinimo metu, švelniai kaitinant metalą, jisai pradeda įgauti mėlynus, violetinius, rudus atspalvius. Ir va čia ir yra tas titano grožis, bet jeigu perkaitinsi, jisai vėl pasidarys visiškai tamsus ir tada vėl reikia. Taip sakant, jeigu praleidai savo tą gražią spalvą, tai turėsi viską vėl nušveisti ir kartoti iš naujo. Ir jis yra labai labai kietas metalas, jis labai sunkiai pasiduoda plastikai. Kalimui, faktūrui, išgavimui. Net skylutę išgręžti, aš esu begalę grąžtų nulaužus, kol išgręžiau tiesiog elementarę skylutę titanę, plonoj plokšteliai. Tai yra labai toksai vertinamas iš tikrųjų ir pakankamai brangus metalas. Tai mes kažkaip įsikabinę esam to aukso, nes tarsi tai yra kažkokia vertė. Bet man labai žavu, kai ateina žmonės ir sako, man atsibodo auksas, aš nebenoriu, aš jį palikau spintelėse, galbūt mano vaikai, mano proanūkiai iš jo kažką susikurs išsilydę, bet sako, dabar mane traukia žalvaris, varis, sakau, tai labai šaunu, nes jūs traukia jūsų protėviai, iš tai iš ko jūs ir esate atėję. Ir labai žavu matyti, kad tokių žmonių vis girdi daugiau to atsiliepimų, kad auksą jį padeda į šoną ir nori kažko šiltesnio, jaukesnio, nes iš tikrųjų žalvaris ir varis jisai yra toks metalas, kurį prisidėjus prie kūno jisai prišyla, jis pradžiai būna šaltas, uždėjus ant kūno jisai prišyla ir kaip ant oda. Tai va, o varis tai iš vis yra įspūdingas tuo, kad jisai yra kaip gydomasis metalas, tai va, kas nešioja varį, tai galbūt pastebėjo, kad toje vietoje, kur buvo prisilietus metalas prie odos, pažaliuoja. Tai jeigu pažaliuoja, tai būtent signalizuoja, kad jūsų organizmui vario trūksta. Ir būtent per nešiojimą, per sąlytį su oda, varinį papuošalą galima papildyti organizmą variu. Tai yra kaip ir sveikatos metalas. Ir nemažai ateina būtent tokių žmonių, kurie renkasi atlikti funkcijai. Ne tik puoštis, bet būtent ir dėl sveikatos dalykų. Kaip įdomu. Aš taip pat ir visai neseniai atradau žalvarį naujai. Žinai, nuo mokyklos, nuo universiteto laikų vis tiek istorijos pamokos tikrai yra pasakota apie žalvarį, kaip mūsų protėviai gamino, kūrė. Ir taip kažkaip, žinai, istorijos pamokose vieną supratėjau, pro kitą išėjo. Bet dabar kažkaip irgi atradau ir gražu, turiu labai fainą žalvarinį žieduką. Man modelis yra tobulas tiesiog. 2 žiedai tiesiog sukabinti viens su kitu, va šitai. Taip. Minimaliai. Ir taip gražiai viens su kitu sueina. Taip. Tai ir, kaip ir sakau, tos edukacijos mokyklos ir mokytojas sako, kaip džiaugiuosi, sako, mes pakartojom baltų kultūros kursą, bet sako, pakartojom jį ne tik esminiam teoriniam žiniom, bet žmonės suprato, vaikai pamatė ir suprato, apie ką tai yra ta baltų kultūra, nes iš tikrųjų būtent iš papuošalų archeologai ir turi tą pagrindinę informaciją apie mūsų istoriją, nes jie išliko per didžiulius tūkstantmečius ir gali pamatyti, tarkim, kuriame regione Lietuvos ar ten kažkada buvusios Lietuvos regione, kokie žmonės gyvena, kuo jie vertėsi, ką jie veikia, kaip jie gyveno. Jeigu jų papuošalas yra iš bronzos, tai galimai jis gyveno geriau, nes bronzos negalėjai bet kur rasti.
jeigu, tarkim, tai buvo sagės, bet papuoštas kažkokiais dekoratyviniais elementais, tai irgi galbūt toje vietoje buvo jau prabangesnis kraštas, dėl to, kad buvo kalvis, kuris galėjo sukurti arba atsivežė iš užsienio tą papuošalą. Tai yra labai daug galimybių sužinoti apie mūsų protėvius. Įdomu. O sakyk, ar turi dabar kokį nors didžiausią profesinį ar kūrybinį iššūkį? Turbūt pagrindinis iššūkis, kad negaliu tam skirti viso savo laiko. Bet, pirmiausia, tai dėl to, kad yra vaikai maži, yra šeima, kuriai reikia tą duoklę atiduoti. Ir yra darbai šalia kiti, kurie irgi mane labai džiugina ir kuriais labai džiaugiuosi, bet kurie irgi atima tą dienos tavo laiką. Tai galbūt tas ir yra, kad nėra galimybės iki galo tų visų savo minčių realizuoti, o jų yra labai daug. Tai jeigu kas nors dirbtinis intelektas arba ateities amžius sugebės paroje sukurti daugiau laiko arba mums galimybę miegoti mažiau, bet daryti daugiau, tai aš tikrai ją pasinaudosiu. Aš manau, daugelis kūrėjų to pasinaudos, nes mums visada trūksta laiko. Taip, ir iš tikrųjų, turbūt ir pati pastebi, kad kūryboje, kai atsijungia tos smegenys ir tu nebeskaičiuoji laiko, tu nesupranti, kur praėjo 4, 5, 6 valandos, supratai, kad jau 4, o tu tik pusryčius valgai, ten tas laikas tiesiog išnyksta, ištirpsta. Tai labai yra, kodėl man yra juvelyrika labai artima, dėl to, kad mano pagrindinis darbas šiai dienai yra daug dirbti su žmonėm, labai daug komunikuoti, ir tos edukacijos, ir su renginiais dirbu. Tai reikalauja labai daug to smegenų pajungimo, visada yra mąstymas, galvojimas, kaip geriau. O juvelyrikoje yra galimybė truputėlį paskęsti ir paleisti ir pailsėti. Tai viena iš mano tokių meditacijų. Visiškai sutinku, bet koks darbas rankytėm yra meditacija. Taip, tikrai vienareikšmiškai. Tikrai čia nesakau, kad tik juvelyrika yra ta sritis, kur tu gali. Tai jeigu jums tai yra artima, tai galbūt tai galėtų būti jūsų būdas medituoti. Tai nebūtinai joga, ar ne, bet tai yra jūsų būdas paleisti tas mintis. Tai galbūt tai gali būti mezgimas, piešimas, molis ar panašiai. Kiekvienam savo. Taip, reikia tai atrasti. Jo, o su tuo laiku, apie kurį, tai irgi tiesiog norėjau prieit, kad kai pirmą kartą pati pabandžiau jazmonit medžiagą, tą mineralinę dervą, su kuo pati dirbau, tai aš pirmą kartą, kai prisėdau tiesiog taip gausiai prisidaryti gaminių, aš nuo stalo nulipau 8 valandą vakaro. Aš tikiu, tai dar čia, taip sakant, anksti, nes gali pamatyti, kad pradėjai nuo sutemos ir pabaigė jau prie tamsos ir galvoju, tai aišku, man taip neišeina, nes yra vaikai, yra šeima ir tu tiesiog yra minutės suskaičiuotos ir tu stengiasi pabėgti bent tom 4 valandom ir tu džiaugiesi, kad tu tas 4 valandas turi. Tai čia svajonė ir noras galbūt, kad to laiko daugiau atsirastų, bet viskam savas laikas, kaip ir tos dirbtuvės, kurios netrukus atsiras, tai irgi kažkada buvo noras, kad jos būtų čia ir dabar ir visi veiksniai susidėliojo, kad jos atsirado dabar ir aš negaliu pasakyti, kad aš čia džiūgauju ir strigsiu iš laimės, nes aš jaučiu, kad viskas vyksta taip, kaip čia dabar ir turi vykti, labai normaliu laiku. Tai kai mes sugalvojam ir kažkokią verslo idėją, būna, tai irgi ten verslininkai sako, kad jūs su ta idėja pagyvenkit ir pasižiūrėkit, pasitikrinkit, ar jūs norėsit, ar jūs tai tokia pačia aistra, jie gyvenat ir vėliau, ar ne? Nes galbūt yra tik tai, toksai momentas, kad jums atrodo, wow, čia labai faina ir čia aš viską sugebėsiu, padarysiu, bet labai verta su to pagyventi ir kartais gyvenimo situacijos susiklosti, kad jūs ir patenkate tai, ne? Ir tada jūs labai realistiškai susidėliojat visus veiksnius, negu kad ant karštųjų viską padarot ir paskui būna nudegimų. Ir finansai, taip sakant, tada kenčia.
Ir paskui net ir noras kažką vėliau daryti, aha, man tada nepasisekė ir aš dabar nebenoriu daryti, nes galbūt nepasiseks ir tada. Tai kartais verta tiesiog apie tai daug galvoti, statyti tas mintis po truputėlį ir, žinokit, susiklosto vis tiek galiausiai visi veiksniai taip, kaip turi jie susidėlioti. Viskas sudėlioja į lentynas. Ir kai yra to švarios mintis ir kai jūs esate tą mintį daug laiko, žinokit, tikrai materializuojasi labai. Visiškai sutinku ir dar aš tai visada savo sakau, kad tiesiog paleist tą mintį. Paleisk į visatą ir visata, jinai labai gražiai sudėlios, taip kaip turi būti. Va, kaip ir jūsų tos dirbtuvės atėjo, atsakai, savo laiku. Taip, tikrai taip. Ir dar paskutinis klausimas, kad irgi neužimtų tavo vakaro, kad galėtų būti su šeima ir bėgti savo mažylius. Tai ar turi kokią žinutę perduoti klausytojams arba kurie klausys to įrašo, ypač tie, kurie galbūt bijo žengti pirmosius žingsnius, nes nemoka arba jų manymų galbūt yra per vėlu? Tai pirmiausia, pradėsiu nuo to per vėlu, nes per vėlu tikrai niekada nebūna, nebent jūs esate lovoje ir jūsų rankos atimtos, kojos atimtos ir jūs esate be 5 minučių iškeliauti į dangų, ar ne? Tai galbūt tada jau yra per vėlu. Ir tada tikriausiai sakysit, kad galėjau padaryti tą, kodėl nepadariau to, buvo tokios galimybės, tas tokia savigrauža, ar ne? O kaip būtų gerai, jeigu mes galėtume atsigulti tą patalą, ne, iškeliaujant ir pagalvoti, kad o kaip gerai, kad aš savo didžiasias tas galimybės arba didžiąją tų galimybių, kurias aš gavau, aš jomis pasinaudojau ir aš jas įgyvendinau. Kad ir kaip buvo sunku, kad ir kiek daug reikalavo jėgų ir pastangų, bet aš įgyvendinau. Nesvarbu, buvo nesąmonė, daug kas juokėsi, bet aš pabandžiau ir aš turiu savo patirtį. Ir tikrai ten daug kas gali sakyti, kad neskubėk, o kam, taigi yra svarbesnių reikalų, ar ne? Bet jūs geriausiai žinot, ko jūs norit. Ir niekas jums nepasakys, nes jie negyvena jūsų gyvenimo, jūs negyvenat jų gyvenimo, jūs geriausiai turit žinoti, apie ką ir kaip. O nemoku, tai aš nemokėjau, tai viskas yra išmokstama, tai yra didžiulės galimybės mokintis nuo online iki gyvų kursų, yra studijos nuo iki, yra žmonės geranoriški, kurie gali mokinti jūs dalykų. Ir jeigu jūs apie tai kalbat, jūs apie tai galvot, jūs galbūt sutiksit tos žmonės, kurie galės jūs pamokyti. Tai išmokti tikrai niekada nevėlu ir mokintis, ir kol jūs iš tikrųjų mokinsitės, tol jūs būsit gyvi, energingi ir jaunatviški. Ir tai matysis, ir tai jausis ne tik širdie, bet aš manau matysis ir jūsų veidose ir akise. Tai net jeigu jūs ir šiai dienai nežinot, ko norit mokintis, galbūt verta pradėti kažką mokintis, kas jums bent kažkiek įdomu, arba galbūt to mokosi jūsų artimas draugas ar draugė ir galbūt jūs norit prisijungti, nes turite laiko šiai dienai, visada verta kažko mokintis, o ne tiesiog gyventi ir galvoti, kad viskas man jau užtenka ir man daugiau nieko nereikia. Tada tas gyvenimas toks pilkas pasirodo, o kai mes turim galimybių kiekvieną dieną vis sužinoti kažką naujo, tol mes esam gyvi ir mes tobulėjam. Ir tam tikrai niekada joks amžius nėra vėlus. Tai čia taip yra vidurkiai, kol žmogus yra jaunas, tada jis yra brandus, yra jau senyvo amžiaus žmogus, bet visi keliai yra atviri, viskas priklauso nuo jūsų pačių. O dabar gyvenimas iš tiesų pilnas galimybių tiesiog. Taip, ir iš tikrųjų iš kitos pusės labai sunku ir tarsi pasirinkti, kai tų galimybių yra tiek daug. Tai taip, labai reikia ir to suvokimo, ir tokio kritinio mąstymo, kad ko aš noriu, o ne ką galbūt Instagrame parodė mano ten mėgiamas influenceris, kad jis, tarkim, daro, ar ne, arba kad aš irgi noriu čia ir dabar uždirbti daug pinigų ir aš dabar reklamuosiu viską iš eilės. Tai, pirmiausia, pajuskit širdimi ir labai daug kas sako, kad labai gerai yra nusikelti vaikystę. Kokie mes buvom vaikystė, jeigu jūs turite galimybę paklausti savo tėvų, tai paklauskit. Šiandien vakare paskambinkit mamai, tėčiui ir pasakykit,
ką aš veikdavau vaikystėje, apie ką aš buvau, kuo aš dažniausiai užsiimdavau, apie ką aš daugiausia kalbėdavau, kas buvo mano aistra, ar aš sėdėdavau kampelėje, o gal aš paišydavau, o gal aš po kiemą lakstydavau, o gal aš buvau tas žmogus, kuris sujungia visą komandą kieme ir visada sugalvodavau vairius žaidimus, o gal aš visada prašydavau būrelius nuolat kažkokius lankyti, bet man tada nebuvo galimybės. Tai iš tikrųjų tai yra mūsų pradžia, bet dažniausiai mes to ir pabaigiam. Tai nešvaistykim laiko kažkokiem įsitikinimam, sienom, kurios yra aplinkui stato žmonės, ar ne? Ir iš tikrųjų labai yra svarbu palaikymas artimų žmonių, ne? Galbūt mes turim šeimas, turim vyrus, tai labai iš tikrųjų yra svarbu tas tinkamo žmogaus, ne, atsiradimas ir kad būtų tas visapusiškas palaikymas. Tai visiems to labai linkiu. Čia mūsų pasirinkimai, ne, kokie jie bus, bet tai yra irgi labai svarbi dedamoji, kad mūsų negesintų, o kaip tik mums leistų skleistis. Ačiū tau labai už tokią įkvepiančią pabaigą, už labai smagų ir jaukų pokalbį ir galimybę truputėlį įsivaizduoti, ką juvelyrai, ką būtent Žalvario jūra veikia ir ką daro. Labai ačiū už tavo laiką. Didžiausias sėkmės tau ir tavo tėveliui su kūryba. Ačiū. Kad būtų to didelio kūrybinio pasisekimo, kad kūrybinė mūza niekur nedingtų. Taip, ačiū Silvija, ačiū tau už tai, kad tu darai, už tai, kad būri žmonės, už tai, kad juos kalbini, už tai, kad leidi jiems skleistis, apie mus geriau žinoti, labiau žinoti, už tavo tą indėlį didžiulį, tai už tą tokią tinklaveiką. Labai svarbia. Suvokiška tinklaveiklą, taip. Tikrai taip. O tavo kūrybai tai linkiu sėkmės, pasisekimo, tarptautinių vandenų ir kad, taip sakant, tai, kas veda, tai, kas yra tavo aistra ir liktų ją. Ir nebūtinai po 10 metų jinai bus ta pati, galbūt ji bus kita, bet kad tai būtų tavo, apie tave ir tave vežtų gyventi, keltis iš lovos. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū tau, Silvija. Įrašas bus keltas ir į YouTube, tai kai tik tai turėsiu ves, tai irgi persidalinsiu, kad galėtum irgi dalytis jau su kitais. Dar kartelį ačiū. Jeigu tik tai kamera įdomu, labai kviečiu pasekti Žalvario jūrą Facebook'e, Instagram'e ir užplūskit juos užsakymais. Ačiū. Bandysim kažkaip suspėti viską. Tai va, dėkoju, kas klausėt, o kas nespėjot, įrašas tikrai liks. Ačiū. Iki. Gražus vakarą. Iki.